Labas ir sveika prisijungusi prie 13 dienos. Šiandien fokusuosimės į begalinį dėkingumą savo kūnams, mintims ir mūsų vaisingumo kelionėms. Žinau, kaip kartais būna sunku, bet šiandien susikoncentruokime į dėkingumą. Kiekvienai galimybei, kuri atėjo, ir kiekvienai išmoktai pamokai mūsų kelionėse. Taigi pradėkim. Taigi pradėsime šiandienos praktiką stovėdamos ant kilimėlio ir paprašysiu jūsų giliai įkvėpti pro nosį, keliant rankas į viršų, iškvėpti pro burną, leidžiant rankas žemyn. Taip darysime keletą kartų ir šiuo momentu mes pradedam kurti intenciją šiandienai. Ir aš paprašysiu jūsų pagalvoti apie visas akimirkas jūsų vaisingumo kelionėje, už ką jūs esate dėkingos. Galbūt jūs esate dėkingos savo partneriams, savo vyrui, galbūt šeimai, draugams, už palaikymą, už buvimą šalia. Galbūt specialistams, kurie pastumėjo, padėjo, atsakė į klausimus. Galbūt savo gyvūnėlį, kuris visada nuramina ir sušildo. Gal pačios savo esate be galo dėkingos. Pagalvokite apie viską, pripildykite visą šitą sąrašą dėkingumo, kuo ilgesnį, kuo labiau atvirą ir tikrą. Ir paskutinį kartą įkvepiam, iškvepiam. Ir dabar matydamos šį sąrašą ir jausdamos jį, garsiai pasakykime vieną kartą. Ačiū. Kaip gera. Kaip gera būti dėkingom. Ir su šita nuostabia ir stipria energija dėkingumo atsistojame plačiai kojomis, keliame rankas į viršų ir lenkiame vieną koją į priekį, kita koja išlieka tiesi, rankos nusileidžia ir stovime stiprioje, pasitikinčioje, didingoje kario pozicijoje. Laikome 5. Ir galinė ranka važiuoja ant kojos, kylu į viršų ir darau šoninį viršutinės kūno dalies tempimą. Kvėpuojam, laikom 5. Šaunuolės, keliaujame su rankomis žemyn, pasiekiu kilimėlį ir iš čia remiuosi su ranka į kilimėlį, važiuoju, pasisuku, grįžtu lėčiu su alkūne. Pasisuku, grįžtu lėčiu su alkūne. Jeigu nepavyksta su alkūne paliesti, viskas tvarkoje, kiekviena darome tiek, kiek išeina. Paskutinis. Ir lieku pasisukusi viršuje, laikau 5. Rankos grįžta ant kilimėlio, koją nuvedame į lentos poziciją, keliai ant žemės ir tą pačią ranką, kuri buvo viršuje, leidžiame per šoną ant peties. Kita ranka išsitiesia. Laikome šoninį tempimą taip.
Ir grįžtu, keičiame į kitą pusę. Ir grįžtame, rankos ant kilimėlio, kojos pasikelia, sugrąžinu koją į priekį ir tiesiame abi kojas į trikampio poziciją. Jeigu šiek tiek sunku laikytis ant kilimėlio, pasiimkite blokus ar knygas ar ne kažką, kas galėtų pagelbėti jums. Laikome čia, 5. Puiku. Ta pati ranka kaip ir koja keliauja šalia kojos ant kilimėlio arba vėlgi ant bloko ir su kita ranka sukamės ir laikome viršuje. Balansui patogiau galvą laikyti žemyn, jeigu norit, galit žiūrėti į viršų. Laikom 5. Ir lėtai grįžtame. Puiku. Pasikelia viršutinė kūno dalis. Pasuku koją. Kojas išlieka plačiai ir keliausime su rankomis į šonus, pasilenkiu į priekį ir keisime. Į vieną pusę kojos, priešinga ranka, priešinga koja, pasisuku į kitą pusę. Ir paskutinis laikom. Keičiame puses. Ir rankos nusvyra ant žemės, lenkiu kojas ir iš lėto kylame į viršų. Šaunuolės, rankos kyla į viršų, koją pasuku į šoną, lenkiu, kitą tiesiu ir rankos važiuoja žemyn. Vėlgi tvirta, pasitikinti, stipri, dėkinga kario pozicija. Laikome 5. Ir važiuojame į viršų. Ir keičiame rankas. Važiuojame žemyn. Priešinga ranka ant kilimėlio. Ir su kita važiuoju į viršų ir liečiu su alkūne žemyn.
Ir paskutinis kartas. Puiku, pasiliekame pasisukusios ranka viršuje. Laikome 5. Ir ranka grįžta ant kilimėlio. Abi kojos išsitęsia į trikampį. Laikome. Ir ta pati ranka kaip ir koja, statome ją šalia kojos ir iš lėto keliame kitą ranką į viršų. Laikome balansą. 5. Ir ranka sugrįžta ant kilimėlio. Kojas pristatome kartu, lėtai kylame į viršų ir įkvepiame. 1. Kartojame 2. Ir 3. Lenksime kojas, gulsimės ant kilimėlių. Taigi, viena koja ant kitos, apsikabinu ir bandau traukti koją šalia krūtinės, kaip įmanoma arčiau. Labai puikus klubų mobilumo, klubo atvėrimo pratimas. Turėtumėt jausti lengvą tempimą. Ir paleidžiame. Keičiame puses, keičiame koją, apsikabinu ir traukiame arčiau. Ir iš lėto paleidžiame. Kojos viršuje. Viena koja iš priekio susilenkia, kita iš galo. Priešinga ranka stumiu į šoną. Ir priešinga kita ranka lieka ant žemės. Su pečiu liečiame būtinai žemę. Jaučiame lengvą, patogų, gerą tokį šoninį tempimą. Ir sugrįžtame per vidurį, keičiame kojas, priešinga ranka, važiuojame vėl žemyn, petis su ranka išlieka ant žemės. Ir sugrįžtu vėl per vidurį. Iš lėto nuleidžiu kojas. Sudedame pėdą į pėdą, sulenkiame kojas, atveriame į drugelio poziciją. Ir
Ir leidžiame nusvirti mūsų keliams žemyn, atpalaiduojame savo pečius, nugarą, stuburą ir šiek tiek pabūname šitoje pozoje. Galite likti šitoje pozoje, jeigu patogu, jeigu ne, ištieskite tuomet kojas, atverkite rankas. Toms, kurioms norisi tai pasilikti, uždėkime ant krūtinės vieną ranką, kitą ranką ant pilvo. Galite užmerkti akis. Iš lėto kvėpuojame. Ir kviečiu prisiminti šiandienos mūsų intenciją, prisiminti arba papildyti net tą sąrašą dėkingumo. Jauskite tą šilumą, tą gėrį, tą pozityvą, tą stebuklingo žodžio ačiū. Ir pakviesiu 5 kartus paskui mane pakartoti šią afirmaciją iš visos širdies. Svarbiausia, jog tikėtumėt ir jaustumėt tą energiją, tuos žodžius, kuriuos sakote paskui mane. Aš esu dėkinga savo kūnui, mintims ir šiai kelioniai. Aš esu dėkinga savo kūnui, mintims ir šiai kelioniai. Aš esu dėkinga savo kūnui, mintims ir šiai kelioniai. Aš esu dėkinga savo kūnui, mintims ir šiai kelioniai. Aš esu dėkinga savo kūnui, mintims ir šiai kelioniai. Iš lėto atmerk akis, suglausk kojas, jeigu buvai jas atvėrusi. Ir pagelbėk savo atsisėsti ant kilimėlio. Padarysime paskutinį pratimą šiandien. Kaip pastebėjai, darėme labai daug tempimo, būtent šoninio tempimo. Kodėl fokusavomės į tokius pratimus? Nes norėjau, kad tu atsivertum iš visų įmanomų savo pusių. Ne tik priekių, bet ir šonų. Ir dabar pakviesiu tave pasisukti į galą. Viena koja yra sulenkta, kita priekyje, uždėta. Apsikabinu ir pasižiūrėkime atgal, pasisukime su savo kūnais atgal ir pasižiūrėkime į savo praeitį. Laikome šią pozą, lengvai kvėpuojam.
Suprantam, jog tai yra praeitis, jog ji jau praėjo, jog jos pakeisti nebegalima. Suprantam, kiek daug išmokom, kiek daug patyrėm ir kokios esame dėkingos kiekvienam naujam dalykui, kuris pastumėjo vis arčiau link jūsų svajonės išsipildymo. Ir lengvai paleidžiame, keičiame kojas, vėlgi apsikabinu ir paskutinį kartą pažvelgiu į praeitį. Smakras pakeltas, pečiai nuleisti, jaučiame malonų tempimą. Jaučiame dėkingumą. Ir lengvai paleidžiam ir pradedam jausti čia ir dabar, kur aš esu. Ir matyti priešais save ateitį. Keliauti su tuo dėkingumu, kurį šiandien taip susikoncentravome į jį. Sukūrėme tokį gražų sąrašą. Prisipildėme jo visos. Linkiu užbaigti šią dieną pasakius ačiū, garsiai pasidalinus tuo dėkingumu. Ir susitiksime jau rytoj, mūsų paskutinėje šios kelionės dienoje. Ir užbaigsime šį nuostabų ciklą. Iki greito.